Technologijų pažanga, klimato realijos ir skaitmeninio saugumo iššūkiai šiandien daro įtaką kiekvieno žmogaus gyvenimui. Nuo to, kaip mokomės, kaip bendraujame, iki to, kaip kuriame savo ateitį. Tai 3 sritys, kurios ne tik formuoja dabartį, bet ir nubrėžia kryptį, kuria judės mūsų visuomenė. Atsiliepdami į šiuos pokyčius, Nexer pristato naują profesionaliai parengtą visiškai nemokamą mokymų programą. Ji sukurta tam, kad tiek mokiniai, tiek jauni žmonės, tiek mokytojai turėtų patikimas, moksliškai pagristas ir praktiškai pritaikomas žinias, padedančias saugiai, atsakingai ir pasitikint savimi veikti šiuolaikinėme skaitmeninėme pasaulyje. Žinios šiandien yra daugiau nei informacija. Jos tampa svarbiausiu įrankiu, leidžiančiu suprasti sparčiai besikeičiančias technologijas, priimti tvarius sprendimus ir kritiškai vertinti tai, kas mus kasdien pasiekia internete. Todėl ši mokymų programa buvo sukurta taip, kad atlieptų tiek jaunimo, tiek švietimo bendruomenės poreikius, tačiau jos turinys aktualus kiekvienam iš mūsų. Esame organizacija siekianti stiprinti jaunimo ir švietimo bendruomenės kompetencijas, užtikrinti kokybišką ugdymo turinį ir skatinti saugų skaitmeninį raštingumą bei edukaciją apie klimato kaitą ir jos padarinius. Mums svarbu, kad mokymasis būtų paprastas ir prieinamas visiems. Todėl kursai pateikti taip, kad jais galėtų naudotis tiek mokiniai, tiek mokytojai, tiek visi norintys tobulėti. Visi mokymai yra prieinami Nexer internetinėje platformoje visiškai nemokamai. Norėdami juos pasiekti, tiesiog apsilankykite svetainėje nexer.lt. Viršutinėme dešiniajame kampe pasirinkite lietuvių kalbą ir meniu juostoje spauskite skiltį kursai. Iš ten būsite nukreipti į visą mokymų programą. Programa suskirstyta į 3 teminius modulius – dirbtinį intelektą ir jo taikymą švietime, klimato kaitą ir saugumą internete. Kiekvieną modulį sudaro 3 savarankiškos pamokos su aiškiai išdėstytomis sąvokomis, teorija, praktinėmis užduotimis, papildoma medžiaga ir metodinė medžiaga mokytojams. Dirbtinio intelekto modelis padeda suprasti, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų kasdienybę, kaip veikia generatyvinės technologijos ir kokie įrankiai šiandien naudojami edukacijoje, kūryboje bei darbe. Tai žinios, kurios leidžia ne tik naudotis dirbtiniu intelektu, bet ir suprasti jo ribas, rizikas bei etinės dilemas. Klimato kaitos modulis skirtas suprasti moksliškai pagristus aplinkos pokyčius, suvokti jų priežastis ir pasekmes, bei atrasti sprendimus, kuriuos galime taikyti savo kasdienybėje. Modulis padeda ugdyti atsakomybę, ekologinį sąmoningumą ir tvarų mąstymą. Saugumą internete modulis supažindina su skaitmeniniu identitetu, privatumo apsauga, saugiu bendravimu ir atsakingu elgesiu socialiniuose tinkluose. Tai ypač aktualu jaunimui, kuris kasdien palieka skaitmeninį pėdsaką ir susiduria su rizikomis, apie kurias dažnai net nesusimąsto. Visos pamokos sukurtos taip, kad būtų aiškios ir prieinamos savarankiškam mokymuisi. Jūs mokysitės savo tempu, žiūrėsite įvadinius vaizdo įrašus, nagrinėsite teoriją, atliksite praktinės užduotis ir gausite papildomus šaltinius tolimesniam savarankiškam tobulėjimui. Kviečiame jungtis į mokymų programą ir kartu kurti saugesnę, sąmoningesnę ir tvaresnę ateitį.